Gavau klausimą, kaip reikėtų išlaikyti elektroninės pašto dėžutės tvarką. Tai yra, kad mūsų pašto dėžutėje liktų tik tai aktualiausi laiškai ir nepasiliktų visokios šiukšlės ir tūkstančiai neperskaitytų laiškų. Manau, pirmiausia, kiekvieną laišką reikėtų iš karto suskirstyti, ar tai svarbus laiškas, ar nesvarbus. Tai yra, jeigu laiškas nėra aktualus, tokį laišką iš karto trinti lauk, o jeigu laiškas turi tam tikrą svarbą, tuomet tam laiškui suteikti galimybę pašto dėžutėje gyvuoti iki 3 mėnesių ir po to laiko tiesiog sugrįžti ir jį pašalinti. Paprastas pavyzdys būtų bilietai į koncertą, kurie atėjo į mūsų pašto dėžutę, o koncertas vyks kitą mėnesį, tai toks laiškas tikrai turi teisę tenais gyventi, bet įvykus koncertui to laiško prasmė kaip ir prapuola, dėl to reikėtų tas šiukšlės išsivalyti. O ką daryti su tais laiškais, kurie jau yra, tie 5000 ar 10 000 laiškų, tai tiesiog būtų galima kiekvieną dieną po 25 ar 50 laiškų peržiūrėti ir suskirstyti, ar tai yra svarbus laiškas ar ne, ir visus nereikalingus laiškus tiesiog ištrinti. Savidisciplina iš tiesų padeda pasiekti svajones.